bitukai laukan tranus. Nu, gal dar link rudens ir ankstoka. Ką tai galėtų reikšti? Tai galėtų reikšti, kad nelabai yra nektarą gamtoj. Taupo maistą perams. Metai tos nusilpusios, neduod ėsti. Lauk, veltėdžiai. Lauk begėdžiai, lauk veltėdžiai. Nemyli jūs tų bohoriukų. Kai nebereik, pasinaudoji ir išmet. Man labai įdomu. Čia po nupjovimo tie dubilėliai mano dar spės sužaliuoti. Nesužaliuoti, bet sužydėti dar ant rugpjūčio. Kažkaip turiu vilties, kad dar spės. Dar kartelį. Nes bitutės jos labai mėgsta. Kiek čia nei savaitę nepraėjo po nupjovimo. O jau pirmieji žiedeliai pasirodė. Nu, tikėkimės, kad vėl bolos mano pieva. Tokių va reikalų. Miežiuose kas čia? Miežiai turbūt. Prižydėję kažkokių. Nežiūrėjau dieną. Gal jeigu savaitgalį bus geresnis oras, pažiūrėsiu, ar čia bitės ką nors eina į juos. Ir kaip čia jie vadinasi, tie dalykai. Tokių va žiedelių. Tai čia tas mūsų Dūzgėlyno Kapeikos vasaras. Tokių vada Kapeikų pas mum yra. Kažkiek, kiek žinau, liktai ožrožės kažkaip vadinas. Kažkas giminingas siauralapiam. Nu, čia kai kur ganyklų pas mum nėra, gyvulininkystė jau išguita. Usnių. Mačiau juodų žiedadulkių nešas. Mėgsta jas bitės labai. Kažkur pakraščiukose visokių tokių. Sveiki visi. Liepos 23, ketvirtadienis. Prisėdau pagaliau padaryti žangėlę prie to mūsų pagrindinės šeimelės, kurią chronologiškai filmuojam šį sezoną ir pristatau tą savo metodiką. Prisėdau šiek tiek iš anksto, kad atlikti vieną tokią smulkią operacijėlę ir pasiruošti savaitgalį. Kokia ta bus įžangėlė. Nu, jau čia kitose filmukose kalbėjau, Liepos mėnuo. Jau 2 sezonai, dabar va 3 vasara yra šitoj vietoj pas mane. 2 vasaros prieš tai. Kiek va spėjau išsiaiškinti, apsižiūrėti, tai vasara pas mums būna medūnešis, jeigu toksai masiškas. Turėtų būti tik tai iš liepų. Liepų pačių medžių čia yra daug, bet visa problema yra, kad jau 3 vasara nesupuola orai taip, kad tos liepos sėkmingai žydėtų, skirtų nektarą ir bitės galėtų lėkti parsinešti. Tai šiemet vat irgi gavos, kaip ir pernai ir užpernai, nepalankus orai neleido bitėms normaliai rinktų liepų medaus. Jeigu kažką pagrebė, tai tik pačioj pradžioj žydėjimo, kada buvo vėjuota, bet buvo bent jau šilta. O po to, kai jau pats žydėjimas ir būtų buvęs tas masinis medūnešis iš liepų, liūtis prasidėjo priedu prie vėjo ir taip viskas atbaigęs, nusiplovė ir pasibaigus toms liūtims, sušilus orui, jau iš ko rinkti nektaro nebebuvo. Nu, kapeikinės bitukai, ten matė, tai mikrošeimeliai kažką vat, bandysim sukti, bet ten mikrošeimeliai, ko gero, ten daugiau galbūt užgrebė kažką birželio pabaigos, pakapeikinėjo. Nu, neaišku, kas čia, kaip yra. Tai va dabar prisėdau ketvirtadienis 23, o savaitgalį ateis laikas žiūrėti,
kas čia pas mum dedas toj šeimoj. Kaip pamenat, čia palikom 2 aukštukus va tą apatinį ir per meduvę 3 va motinėlių išsivedimui ir apsilakiojimui. Žinoma, tai čia netgi matot lokelė yra kitoj pusėj. Tai vat pasižiūrėsim savaitgalį. Pirmiausia, ar yra abi motinėlės, ar tik viena. Bent viena tikrai yra, manyčiau, kad čia tam apatiniam, nes matau, kad prasidėjo žiedadulkių nešimas. Anoj pusėje nežinau, nes anos pusės lokelės nestebėjau, kaip ten kas vyksta. Ar ten pavyko sėkmingai apsilakiuoti motinėliai ir dabar jas 2 turim ar ne. Tai va savaitgalį žiūrėsim, kas šis motinėliam darosi. Kiek jų turim šiam momentui naujų, nes tą iš gegužės mėnesio čia tupi narvelį. Nu ir pasižiūrėsim, kas čia darosi su maistu, nes realiai dabar tokia situacija pas mus čionai, kad reikia stebėti, kad bitės nebedautų iš tikrųjų. Tos bent jau, kurios perus augina. Kad jos turėtų to maisto, nes orai prasti, va tai dabar sustriukykę sėdžiu. Bet gerai, bent vėjo nėra. Debesis vaikšto, gal ir lietaus bus. Tai vat, kadangi savaitgalį norėsim čia žiūrėti, tai šiandien ketvirtadienį vakare, kai jau visos parskris, norėsiu va tam viršutiniam aukštukui, kur tikimės rasti motinėlę naują, iš anos pusės uždarysiu lakelę. Nufilmuosiu jau vakare, dar įterpsiu filmuką. Kad atskiro filmuko nefilmuoti, tai dabar tokia žangelę padarau. Tai va vakare ten uždarysiu lakelę iš anos pusės. Kad jau iki savaitgalį jos įprastų visos vaikščioti pro čia. Ir jeigu čia rasim tą motinėlę, mes galėsime nuleisti į apačią. Čia bus 2 lizdukai. Šeima dirbs 2 motininiam režime ir augins žiemos bites jau dabar. Paskutinę šių metų kartą. Nu, kitas dalykas, ką norėjau pasakyti, jeigu gausis taip, kad čia nerasim motinėlės. Iš pradžių man buvo tokia mintis, kad vis tiek paleista šeima kaip 2 motininiam režime žiemoti ir po to pavasarį startuoti 2 motininiam. Tam būtų galimybė, jeigu čia ir nėra šių motinėlės, reikėtų tiesiog atgal grąžinti šeimą tą, kurią turim narvelėje, kuri ten tik 2,5 savaitės padirbėjo, mums tą tarpinę kartą užaugino. Ja būtų galima grąžinti šiai šeimai, padaryti vis tiek 2 motininę. Bet aš šitaip mąsčiau. Matot, toks reikaliukas, kad tą jau dabar motinėlę iš narvelio čia grąžinti sklandžiai, 100%, 95% tikimybė, kad viskas įvyks sklandžiai ir priimtų tą šeimą ir dirbtų su 2 motinėlėm. Ten yra tokių papildomų veiksmų, kur reikėtų atlikti kas kelios dienos, kad tą visą sklandžiai padaryti. Tai nebūtų iš tikrųjų problema tos veiksmiukus nufilmuoti ir parodyti, bet reikėtų papasakoti, dėl ko tai daroma, dėl ko anai daroma, kokie niuansai, bent užsiminti. Tai tokia labai plati tema iš tikrųjų gaunasi. Ir pagalvojau, kad nenoriu šiemet tom užsiimti ir kišti to 2 motininio dar, užgriebti ten kažkiek to konteksto užuominų. Ten daug ten yra tokių dalykų papildomų, kuriuos reikia žinoti. Tai jeigu čia nerasim motinėlės, tuos aš atgal į šeimą nesodinsiu, pabaigsim sezoną su 1 motinėlė. Jeigu rasiu čia motinėlę ir čia 2 jos bus, tada ne problema, iš karto paleisim, tada, baigsim tada kaip su 2 motininiu. Tai va toks dalykas iš karto pasakau. Va tokia va įžangėlė, vakare dar nufilmuosiu ir pripliusuosiu prie šios įžangėlės tą momentėlį, kaip uždarau tą lakykę, kad būtų uždokumentuota viskas tiksliai. Tiesiog bus dabar 4, 5, 6. Nežinau, ar 6, sekmanį, kaip koks tas oras bus ištaikys. Tai va, bent porą parų dar pabūsios, įpras vaikščioti per tą laką. Jeigu čia yra motinėlė, viskas tvarkoj, ta prasme toks jau savotiškai įvyks kaip ir jau apsijungimas. Be problemų galėsiu tą aukštuką leisti čia į apačią ir žiūrėti, kas čia tuose meduvės. Vat, tokias tokelės čia momentėliai. Laukiam savaitgalio. Vakarop jau 10 valandą. Tupijas čionais. Uždarykim.
Uždarėm tą lakelę. Tegu vaikšto pro tą bendrą. O savaitgalį pažiūrėsim, kas čia nutikę yra. Haudus gegalviai. Nebesulaukiau aš į savaitgalio, tiesiog būčiau sulaukęs. Šiandien penktadienis, vakar uždariau lakelę. Penktadienio vakaras, 7:30 vakaro. Labai pasitaisė oras, vėjo nėra, saulė išlindo, nors bitės ramios jau. Tai neatidedu tų darbiukų savaitgaliui, nes ten biški kitų dar reikalų nusimato, dar reikia su Oskaru pavaryti, bitiukas apsižiūrėti, mums dar mano statybos čia visokios. Tai taupydamas laiką bandau įlyst, va čia ką kalbėjom šiandien vakare, ir viską pražiūrėti. Nėra tos motinos, kas ten per reikalai su jomis, ką rasim pažymėti, peržiūrėti, kas čia tuose aukštukuose, į kas ten surūšiuoti, kažkas parnešta, neparnešta, pagal situaciją, ką rasim. Ir suruošti jau periuko auginimui, kažkam tai parnešimui, ten, jeigu dar kažkoks bus medūnešis. O kažkas tai vyksta tokio gamtoje iš tikrųjų. Vat aš šitą mikrošeimelę žiūrinėjau ir dabar matau toks reikalas, kad ko gero dar bandysiu, jeigu atrasiu laiko šį savaitgalį, būtent mikrošeimelį vieną meduvę išsukti, nes ten dabar tokia situacija, bent jau aš ką matau, ką jaučiu, kad reikia atlaisvinti vieną meduvę, ją pakišti virš lizdo, kad virš lizdo būtų tuštuma, nes situacija, kiek matau išoriškai ir pagal pojūčius, kad jeigu kartais būtų kažkokie parnešimai, šeima jau save stabdo, kad to nedarytų, vat irgi bandysiu. Kitam filmui, kaip pašnekėsim, tai bandau lysti čionai. Baigiu rūkyti. Jūs taip nedarykit. Čia vietoj dūminės. Ir einu taršyti šitą mūsų šeimą. Pasistačiau kamerytę tokio rakursėlio, čia gal turėtų matytis, kažkiek ir čia ką darysiu, pasiruošiau motinėlę, jeigu rasiu, kažkiek, kad matytus, kur ką pasidedu gal. Tikiuosi sėkmingai praeis. Bandom ramiai pasižiūrėti, laiko dar yra, nieko šiandien daugiau su bitėm nedarysiu, tik šitą šeimą prasižiūriu. Ok, kratam. Taip. Dangtį pasidedam gražiai, ant jau patogu dėtis viską. Kaip čia matos tie bitukai? Matos. Matau čia nuės, kiek čia 4 aukštukai. Tų bitukų čia toj meduviai. Nemažai. Ir čia nemažai. Kažką veikia. Čia va mūsų ta mamulytė pavasarinė. Gyva, sveika matau. Vaikštinėja. Bitės ją prižiūri. Žiūri, matas. Vaikštinėja mamulė. Matosi. Taškelis o baltas. Pasidedam kol kas ją pavėsiukę. Čia palaukit, meduvė buvo. 4 aukštukas, tai pažiūrėkim. Čia ką nors šlakstė, nešlakstė. Kas čia tą liepą vyko? Už birželį viską buvom išsukę. Šlakštuliukai, pašlakštuliuota. Truputukas. Truputukas yra geriau negu nieko. Peržiūrėkim. Daugiau. Kažką vis dėlto neša, sakau, žiūriu, kad
Ai, tiesa, jos šibiperų dabar neaugina. Jums be pigų kažką nešiotis. Nu, peržiūrį taip, tylėdamas kažkiek pasistengsiu, kad po to sugreitinti. Šiaip irgi yra pašlakstyta. Irgi va yra. Ne taip ir blogai. Maniau bus prašiau gal. Kažkas biškai yra. Bent jau savo žiemos periukų auginimui turės. Čia nelabai. Ploteliukas tik tai. Žiūrėsim po to ir žemiau, gal ten jeigu motinėlė neapsilakioja. Viena iš dviejų, gal ten yra papilta daugiau. Daugiau čia prinešta iš abiejų pusių. Čia ko gero atsiūt gal buvo duota. Graži, švari, balta tokia ir tuščia. Nepasižiūrėjau, kas čia buvo duota. Kažkas buvo duota atsiūti, tai kaip matau, po to suvedant rezultatus galima bus pasižiūrėti. Bet ką matau, tai visi koriai gatavi. Tik šitas irgi tuščias, tai va antras visiškai tuščias korys. Nu, buvo čia mums ir pabadavimo. Trečias tuščias korys. Nes čia tie visi lietus vėjai. Tai nieko nebuvo kas daryti, ten periukus baigti išsimaitinti. Pačiu maitintis tai stebuklų nebūna. Kažkokie kur nekur tik tai pataškyta tuščia. Čia tik va tos kelios papildytos, o čia šitam krašte šitas va kraštinis šiek tiek va yra ir viskas. Vienaža. Nieko čia gero. Manau, kad galim tą gal, kur kažkas biškis yra čia prie tų su biškiu ridėti. Tam krašte čia palikim tos tušius, nes jeigu reikės kažką parušiuoti, bus greičiau man atsekti, kur kas yra, kad nebeperžiūrinėti. Čia va jau kažkas yra, tie keturi nieko nėra. Čia biškutis kažkas yra. Ir čia, kur ištraukiam, irgi trupinėlis kažkoks yra. Okei. Nu, pradedam ruoštis sezono pabaigai. Persižiūrim, o kas kaip dėliosis dar matysim. Užpernai buvo, kad ir rugpjūtį parnešė šiek tiek lipčiaus. Aišku, nedaug, bet buvo. Tai matysim, gal dar ir šiemet ką nors nustebins. Nebus tokie visiškai nevykę metai. Medaus rinkimo prasme. Op, kaip ir svė. Dedu va tą meduvę. Kas čia? Kamanė sugraužta. O kaip jien čia buvo patekas? Kamanės kažkokia detalė. Ai, čiagi buvo lakelė atidaryta, matyti lindą, o aš uždariau, jinai buvo gal įlindas, jai buvo kirdik, vitukas padarė jai kirdik ir nespėjo visko išnešti. Nugi, ar čia matas? Čia beveik norėtas arčiau šiek tiek. Labai aukštai gretinamas avilys. Gal aš bandau ant to kito pastatyti. Bandau aš kamerą čia pastatyti. Žemiau šiek tiek. Nu va, taip biškai geriau matysis. Šiek tiek žemiau pastačiau, nes čia jau per aukštai. Nu, to mano stogelio ten nesimato, ne, bet ten, žinos, ten aš deduosiu. Žiūrim čia, tipo, turėjo būti mamulė dar viena. Nauja. Žiūriu, kiaušinėlių randu iš karto ir žvalgaus, ar yra kažkas panašaus į mamutę.
O čia kraštinis korys visiškai užpiltas, skysto nektaro. Čia aiškiai kiaušinėlių nebus. Skystas nektaras. Ko čia tas lapšelis toksai paruoštukas, bet toks didelis, ne, nieko čia nėra. Nematau nei kiaušinėlių, nei mamulytės, bandau atidžiai žiūrėti. Žiūrim toliau. Irgi beveik pilnas nektaro. Bet takučių taip gražiai papoliruotų matau, taip lyg ir būtų ruošusios. Bet nektariuka čia yra. Ne, nematau mamytės. Tik žiūriu, kas čia. Troniokai čia. Bando išlysti jie pro grotelės. Vargšiukai. Nematau čia nei kiaušinėlių, nei mamytės. Čia vaškolio buvau perkešęs turbūt. Beveik atsiūta, tuščia. Aišku, nieko čia nėra. Nepilnai atsiūta. Pritampyta pusė, iki pusės taip aukščio. Vis pasižiūriu ant dugno, kad nevaikščytų, gal pamatysiu kokią mamulę. Kartais ir taip būna. Ne ant dugno, ant grotelio. Ne korio, o dugnu eina. Kartais ir taip būna tokie perbėgimai. Sunkokas, pilnas nektaro. Kadangi čia taip pila. O! Čia matau kiaušiukas sudėtas. Čia va nektaras, o čia tuščia vieta. Sakau, kad tokios atrodo lyg, ten buvo tokios lyg paruoštos, prapoliruotos, bet to čia matau ne tik tai paruošta, prapoliruota, bet matau kiaušiukus. Reikia ieškoti mamas. Reikia atidžiau dabar žiūrėti man. Jau nebe kiaušiukus, o mamaisa. Žinot, ką pasakysiu, iš tikrųjų. Ir apsidžiaugiau ir tam pat kart nusiminiau. Galvojau, kad praslysiu, bet dvi motininę čia šiemet. Taip, apačioj kiaušiniukai nedaug, bet yra. Va, matau mamytę. Jūs matysit, nematysit, va. Čia va jinai. Ruda gražuolė. Graži mamytė, va kokia šikna didelė. Gaudom. Sugavom. Aišku, vadinasi, yra čia ta mama. Kažkaip esu 95 procentais įsitikinęs, kad ir pirmam aukštukė ten yra. Bandau pažymėti, bandau pasižymėti čia. Matot, pažymėta mamulė. Kągi, kol kas aš ją pasidedu ir pasižiūriu dar čia, nes, žinot, gali būti užpiltas šitas lizdas kažkiek tai. Nors čia pradės dėti jinai, tai kels atlaisvinės akutės, tai į viršų pakels, bėdos nėra. Tik žiūrim, kada pradėjo dirbti. Pradėjo dirbti jo kažkas apie šios savaitės pačioj pradžioj, nes jau matau
ant šito korio išvalytas jisai. Kiaušinėlė, o centre, matyt, pati pradžia jau yra lervutės šviežios užlietos su pineliu. Tai būtų 3 dienų, gal 4 dienų. Tai šiandien penktadienis, tai va kažkur pirmadienį buvo padėti pirmi kiaušinėliai. Ir čia jau yra lizdo dalis. Mes galim, palikim taip, kaip jos formuojasi. Jos gražiai padarys tą lizdą, tą, kas yra prinešta čia nektarą, pakels į viršų. Čia jau prilervavus, čia jau vyresnės yra. Jin jau visą savaitę dirba. Čia va visas jau yra. Och, tu mamaisa, iš abiejų pusių. Blembo geras tos mamikės čia pas mane yra. Be pagirų. TR, blemba, kad tik nebūtų užsėtas. TR korys. Čia buvo palikęs, vėl būsiu prisižaidęs, man tų tranų jau 100 metų nebereik. Čia pilnas nektaro korys. Bet dar kiaušinėlio nepadėta. O šitą pusę tuštesnė. Pasukim prie periuko. Yra šansas, kad šitų... Ai ne. Čia šitas yra siūnamas paliktas. Siuvimui. Tai yra jamam lauk. Tranų jau tikrai nebeauginsim. Čia biškai yra nektariuką. Įdėsiu kokią meduvę, kad ten suneš, išsuksiu. Ir. Irgi su nektariuku. Ten 2 korių jau spėjus prisėti. Žinot, kaip padarysim, kadangi čia greičiausiai yra pačioje yra motina. Paliksim 2 apribotus lizdelius, bet ne po 10 koriukų, po 9. Per daug man bus čia žiemą, jeigu jūs uždirbs čia abidvi tokiais tempais, taip. Gražinu dar va tą vieną korę. Čia šitą pasisiūs, jos maisto turi, kai reikės jom plėsti lizduką. Čia gerai, biški vakaras, taip tų vagiliavimo tikimybė mažesnė. Bėgu atsinešti čia užtarimui tą tokį skirtuką. Tau dengiamųjų atsinešiau 3 cm. Man kaip tik gausis lizdo susiaurinimas. Susiaurinu lizdą. Tos mamukės dar kol kas negražinu, bus saugiau. Saugiau bus, kol aš čia susidėliosiu. Sio. Kadangi lizduką leisiu virš kito, ko gero lizduko, kur irgi yra mamytė, atsimenu, kad čia buvo periukai. Tai motinėlę paleidžiu būtent čia. Jinai turi turėti savo svitą, kuri iš karto ją apsaugos, kad nebūtų kažkokių reikalų. Bitės, kad ir bendros dabar čia buvo, bet jos buvo per atstumą. Va, kaip ir pasakojau, kad darėm papildomą aukštuką dėjom, kad būtų didesnis atstumas, kad įsivestų 2. Tai panašu taip ir gavosi. Dabar, kadangi čia mamulytės nėra, aš galiu tą patį aukštuką nusimti, gražiai ten pasidėti ant tos meduvės, kuris nuėmė. Ir tuoj parodžiusi, ką darysiu. Čia gali jos bėginėti. Nuėmam tas gartelės. Man ir tiek nebereikės iš tiesų. Čia tipo yra meduvė. Čia motinėlės tikrai nebus. Nusimam iš karto ir šitą. Einam ieškoti apačioj motinėlę. Žiūrėti, ar yra kiaušinėlė ar ne. Žiūrė,
Ar čia matos? Biški kilo šaršaliukas. Šaršaliukas biški kilo. Troniukai dūzga garsiai. Opa. Ups. O čia vat man neįdomu. Ar čia man dabar keliantasai pasislinko, ar čia va buvo plyšys ir galėjo prabėgti motinėlę. Kas man būtų visai nepatiktų, jeigu jin kažkur pabėgo. O, ką aš matau, bitės kažkaip šičia bazuojas. Gali būti, kad jeigu čia ta mama yra antroji, pirmam aukštukė, tai čia kažką jau turim beriukų. O tų žiedadulkių, tai mačiau, čia šią savaitę nešiojos jos. Išsitraukiam kažką. Bičių duona, sausas korys, tuščias sausutėlis. Kadangi mes čia jeigu rasim, tai irgi darysim devynis tik tai. Tai vieną šitą tuštutėlį išimu iš karto. Darysim, jeigu kas 2 lizdelius ne po 10, o kadangi 2 motinėlės, tai po 9. Tuščias bičių duona, akutės lyg pablizgintas, bet kiaušukų nematau. Kiaušukų nematau. Nes nebus pabėgusi viršui, eiti ieškoti pagal kvapą tanos motinėlės. Čia tos grotelės mano apipjaustytos, kur seniau buvo apsipjaustęs, jas reikia mesti lauk. Žiūrim. Bičių duona. Skystimėlio. Melės akutės pablizgintas. Akutės išblizgintas. Bet kiaušinėlių nėma. Bet aš esu tikras, kad čia turėjo būti, nes kažkaip labai čia per tą vaką ėjo tos žiedadulkės. Žiūrim. Skystimėlis. Išblizginto akučio pačioj, kuriuose nematau jokių periukų, jokių kiaušiniukų. Šitoje pusėje korys tuštesnis. Kiaušinukų nesimato. Gausias ilgas filmukas. Nemažai čia pasikrapštymų. Vaikičiai, čia yra kiaušinukai. Čia matau kiaušinukus apačioj. Žiūrim mamą. Mama, kur tu? Tu turėtum būti irgi didžiašiknė. Raina rūrė. Jeigu yra kiaušinėlių, reiškia, yra motinėlė. Čia taip matau, kur laisvas akutės išblizgintas, visur kiaušinėliai. Žiūrim kitoj pusėje. Matau, bėga į kitą pusę, pabėgo, tokia pat Raina rūrė. Va, jinai. Va. Lygiai tokia pati. 1 prie 1. Ui, ką man ją dabar pagauti? Blin. Ką aš dar turiu sugavimui? Narvelis užimtas. Viskas užimtas. Gerai, kad pasėmiau visą rinkinį. Turiu pypkę. Bandom su pypke ją pasigauti. O čia jinai yra. Kaimdama ant slepės po bitukais. Čiukšt. Bėk, bėk, bėk mamulė, bėk.
mamulę. Pačiupau į pipkutę. Čia jinai yra. Galvoju, kaip čia dabar man. Jie tu kažkaip nenumačiau ir nepasirašiau. Ok, padarom taip. Šitą irgi dedu šalia, motinėlę iš pirmo aukštuko. Nieko čia neberenko. Reikia išimti vieną koriuką. Paliekam lizduką. Aš jeigu ką paleisiu čia pro iš pipkės pažymėjęs apačioj pro lakelę. Dedu viskas. Čia 9 koriukai, ne? Taip buvom sutarę. Ką čia mes turim? Vyra dirba abi kartu. Abi gražiai kartu. Viską pasidarė jos. Apsilakiojo, apsitrakatojo. Nu, matot, kaip viskas gražiai gavos. Taip kaip ir planavom. Padarius tą papildomą aukštį. Joms pavyko abiejoms ne tik išsiristi, bet išlėkti apsilakiuoti. Ir apsilakiojusios joms pavyko sugrįžti, bei bitutės jas sėkmingai priėmė. Tvarkoj, taip čia taip. Dedam skiriamąją. Matot, kaip vailai man gavos. Šiaip aš turiu tų gaudyklių, dar gal kokių porą rašiau. Bet kaip aš taip visai nepagalvojau. Dvi radus, kaip man jas reiks palmėti. Dabar viena pipkai, viena pažymėta. Kad tą išleisti, jos aukštuką jį turiu pirmą čia uždėti, bet čia turėčiau pirmą išleisti. Nu, gavos taip atvirkščiai šyvarat na vyvarat, kaip rusai sako. Atvirkštainiškai gerai. Grotelės aš dėsiu normalias ant bortelių. Ir atsinešiu dar vienas tokias, kad nebūtų ten tų tokių atbairių. Kaip matėt, kaip prasislinkusios buvo. Nes tai motinėlė būtų galėjus liuosai pralyst čionai. Taip, dabar pirmas aukštukas yra. Apa. Ir dabar jau dedu tą antrą aukštuką, kuriame buvo ta mūsų antroji motinėlė. Nu, susikeitė vietom. Tik dabar žiūriu, kai lakelį į tą pusę padėjau, šitas kitoj pusė gavos. Ok, perstankime, kad būtų viskas centruota gražiai. Padarykim paprasčiau. Kadangi čia viduriukai buvo, tai mes tiesiog perkelkim tą korį į šitą pusę. Nu, tikėsimės šitas pseudo apjungimas praeis sklandžiai. Aš čia pas mane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aklis kanda. Bitės nekanda, aklis atskrido kanda į blauzdomą. O žalties. Bėgu atsinešti normalias groteles nepipjaustytas, kad nebūtų bėdų paskui su kokiais pralindimais. Taip, grotelės atsineštas. Ką darom? Darom tai, kad tą iš viršutinio aukštuko motinėlę išleidžiam pas beitukus. Į lindą. Čia galėsim tą pasižymėti. Ir uždarom. Ką mes darome dabar?
Dabar pačią viršutinę meduvę, kurią žiūrėjom, tam pustušteinai. Dedam iš karto čionais. Blemba gausis 3 aukštukai geltoni iš eilės. Nespalvingo, negražu. Ai, bala nematė. Bus toks vienas spalvis stilius. Ir ta tarpinė meduvė, kurios dar nepasižym, jinai sunkesnė. O, tai labai gerai gausis, pati viršutinė buvo lengva. Šita jaučias turi svorio. Pasižiūrėsim, kas čia yra. Tai bus labai gerai, ta, kuri kažkiek pilnesnė atsidurs pačiam viršui. Kaip pagal užsakymą. Gerai. Bet gal pirma šitą iš pipkutės tą motinėlę. Aš pasileidžiu čia ir pažymiu. Nes nu čia taip negerai. Va, jinai išlipa. Parodau. Matas. Vaikšta. Čičiundra. Pažymim. Nu, gražios tos mamikės čia. Jėtvapai, man jis patinka tas, kaip aš jas mėgstu, tas dusgelinų mamas. Nekrūtyje aptatinau dabar tave. Nu, jau su taškeliu. Jau mamytė su tašku. Nepatinka jai. Ir dabar pasižiūrim šičia, kas yra. Svorio čia jutau. Aišku, nepilna, bet koks gražus strandų korys. Medui nešti tinka. O kitais metais keliaus pavasarį kažkurį lizdą tranam augint. Čia palaukit, man pasiūvo grinai ant tuščių, čia man atrodo juostelė buvo ir kraštuose kažkaip tik. Tuštutėlis, barškutėlis. Irgi traniniukų meduvinis. Tuštutėlis, barškutėlis. Šiek tiek nektariuko viršui. Nu, su nektaru skudnai šičia. Skudnai virželį išsukam, o liepa nieka nebuvo. Ten va tam lizdėlėje antrajam viršutiniam buvo nemažai, kažkiek sukelsios atlaisvindamas, o pirmo viso aš ir nebepražiūrėjau. Bet čia va geras, visas plotas, tik iš šitos pusės ne visas. Nu, kažkas yra. Matysim dar mums šiandien iki užauginimo žiemos kartos ir užmaitinimo dar kažką, sunkus. Tai čia vakar buvo tie periukai auginami, šitas vapšė geras. Šitą jau būtų galima jamti ir sunkti. Jamti ir sunkti. O sunktai visą. Buvo tai jis ir geras. Blemba, toksai jau. Net iš šono žiūrint, akūtės artypilnės geržulis. Dėkim čia į tą kraštą, kad tolygiau galbūt pildytas. Jeigu čia per tą pusę kėlę labiau, žiūrim. Tą žiūrėjom, šitą žiūrėjom. Irgi vieną pusę, artypilnė blemba. Perstumsiu aš iš karto kažkiek pergrupuosiu to viršutinę, nes galbūt jie imsim anksčiau išsukti, jeigu čia gerai jie depildys. Nes čia gali būti šlakelis liepučio, šlakelis koks tai liepų meduliuko. Nes čia grinai, sunkus, irgi beveik pilnas, vaikičiai. Nu, ką žinau, 2 savaitės paliksim, jeigu čia dar pakels iš to lizdo, nes perus pradės auginti, tikrai kels.
Tai bent jau kelis korius išsuksim ten. Jausias gal kokie 5 kilai. Bet gal bus liepų medutis. Pliusuosim prie to bendro metinio rezultato mūsų varganą. Žiūrim toliau. Šitą žiūrėjom. Atkabintas, kuris atkabintas vadina, žiūrėjom. Opa. Au. Blemba, į tą pusę čia irgi pilnas. Čia yra maladėts. Čia geriau nei tikėjaus. Vėl stumėm toliau. Važiuojam. Važiuojam toliau. Blin. Aš jau maniau, kad čia visiška tuštuma. Ne, šitas irgi. Visus aplotas iš abiejų pusių. Labai gerai, labai. Stumėm tos tranus. Kiek jau čia 4 perstumėm tos tokius pilnus gana. Sakau, kad čia kyla tos svoris jaučiasi. Nu, kaip visai gerai. Gerai, kad aš čia nepasižiūrėjau. Turim 2 motinas. Trolė. Ir medulčia. Liepinė. Ir šitos pilnas. Nu, kaip pilnas be ploto. Yra, čia jūs netinginiavo, jūs perų neaugino. Tiek, kad nebuvo to skridimo, nes vieną savaitę vapšiai liūtis buvo. Šią savaitę irgi visa pradžia su striukiam ir su lietais. Nu, visiškai nekokia liepa, kas pasiėmė liepą atostogų, tai manyčiau keikė žmonės, jeigu nevažiavo kažkur tai šiltuosius kraštus, tai turėjo prasikeikti namie sėdėdami. Nu, čia jau šitas nelabai. Toks nelabai gražiai ir pasiūtas. Kažkaip prabanguotas. Iš vieną pusę pakeltą, kitą pusę ne. Apsunkiam tą išorę, kur su nektaru. Va, psio. Čia sukėliau iš to krašto visus artipilnius, o čia nuo to va tie tušti. Tai čia 6 koriai gana neblogai pripildyti. Ir tam aukštukė antrajam viršutiniam, kur motinėlė buvo, ten irgi neblogai pripilta buvo. Tai čia virš pirmo aukštuko, vadinas, kėlė į tą meduvę ir dar kėlė į tą lizdelę antrąjį. Tik tai jau nebeliko normaliai tam paskutiniam, kelintam tam mūsų 4 aukštukui, bet ten irgi šiek tiek pašlakštyti. Tai tas tai tuščiausias dabar atsidūrė virš abiejų lizdukų. Šitie. Nu, dabar iš to, jeigu kelsim, aukštokai bus kelti, bet kuo labiau sės ir augins periukus, tuo labiau kels čionai. O sės jos ir augins, žinoma, intensyviai. Aš čia nebuvau pasitaisęs kamerytas. Kuro čia? Sorry, Hebrūnė. Girdėjęs tik mano kalbos, bet čia, nu, tokie va, koriai buvo tokie artipilniai. O čia va krašte iš viso pripiltas. Netakiuot pradėtas. Nu, karočią. Koročią. Kaip negražu kalbėti taip. Tai va, tie 6 čia gerai pripildyti, tie tuštesni. Atsiprašau, pamiršau kamerėlę pasitaisyti. Taip pat gavos. Gerai, uždarom šičia abaluką. Reikia eiti paleisti aną mamuliuką į pirmą aukštuką. Šitą va. Storą šiknę. Nu va, aš čia pačioj turiu va mamulę, kuri veržiasi laisvę. Pirmas aukštukas josios. Bandau atsidaryti. Ir išleiskim tą mamulę čionai. O, tai nubėga skubinai. Nubėga ir mačiau koriuku. Ir koriuku į lizduką.
Eikit pas savo mamykę. Viskas, paleidom. Nu kągi, mergaitės ir berniukai, mamytės ir tėtukai. Atsiprašau, biškutį susijaudinau, radęs ten to nektaro medaus daugiau negu tikėjausi, kad visai ten nieko nėra, ten pasirodo yra pusė meduvės. Ir pamiršau tą kamerą pasireguliuoti, ten matęs prastai. Soriukas, nu tokie jau pas mane tie dokumentiniai juodraštukai. Liko dar mamulę tą vieną iš pavasario. Šią pamiršau, bet va po filmavimo padėsiu atgal ten virš meduvių tą pačią šeimą, kol kas kol nuspręsiu, ką su juo darysiu. Gera mamulė, dirbus 2,5 savaitės, puikiai dėjo kiaušinėlius, matėt filmukę, kai žiūrėjom, superiniškai. Ir bitutės jau jos įsiritusios, puikios, geros, malonios, nuostabios. Menažai, ką dabar padarėm? Čia mamulė yra, va įleidom pro čia, ir čia mamulė yra. Abi turi po 9 skoriukus, tai vėlgi to pačioj sistemoj, auto šmauto, ne, tik tai palikom, kadangi 2 yra, čia per daug gali jų būti. Palikom po 9, ne po 10. Tai mums jeigu po 8 ar 7 abi užsės pilnos, tai čia bus super. Įsivaizduokime mane po 7 tokias plytas, jeigu užsės kiekvieną, 14 plytų po 300 gramų. Kiek čia gaunas? 14 kart 3. Virš 4 kg bičių žiemoti. Kur jūs čia tilpus? Tai kiek aš šitą aukštą paliksiu? Nu, tokia mintis vat yra po 9 palieku. Po to, jeigu kas kraštinius, kai po užmaitinimo, ten jeigu išimsiu ir paliks ant kokių 7 ar 8 rėmų. Nu, perskaičiuosim perus, parodysiu, nes kadangi paliks žiemoti kaip 2 motininį, tai ten yra niuansų, kad negali per plataus lizdo palikti. Paliksiu tradiciniu būdu, kol kas su to tokiu sematytų izoliatorium. Savo narabotkiu, kur be izoliavimo motinėlės palikti nerodysiu. Kol kas tai paslapčiuke, čiuke, o tai paskui parodysiu, išpliups kas nors malaikinų ir tasai ten vėl rodys kaip savo narabotkės, nieko nesakydamas, iš kur pasiskolino mintį. Tai va. Ir dabar va čia yra motinėlės po 9 skoriukus, ne? Šitą meduvę buvo pačiam viršui, bet ten, kaip atspėjom persižiūrėti pačioj pradžioj, nelabai kas buvo. Tai ir labai gerai, virš lizdo, virš bičių galvos yra užtuštė, kyla noras kelti. Nektarą, dirbti, nešti. Kaip sakant, mes jau atjungiam tą pakankamumo slenkstį. Mes jaučiu, kad trūksta mūsų netvar. Reikia mums jo, einam ieškoti, kiek galim, kur galim, iš kur tik galim, kad tik galim. Ir kažkiek, va čia matėm, tam pirmam aukštukė buvo nemažai pripilta. Čia šiaip buvo, tuose lizdeliuose buvo pripilta nemažai. Ir dabar, kai pradėsiu jos auginti periukus, atlaisvinės tas akutes ir kur dės tą nektarą visą, tą medutį, kels aukštyn. Tai mums dar per porą savaitėlių čia turėtų sukelti ir turėsim išsukti kažkiek tai to medučio liepų. Mėnesio, kuris buvo labai prastas, bet kaip matau, kažką dar paimsim ir tokiam sąlygom. Tai va 2 meduvės, ne? Šita pusė pilna, šita pustuštė ir lizdelis. Nu, tokios vat tokelės. Baigiam šį darbelį. Gero visiems vakarėlio. Bėgu sumontuoti tos kadrelius, kuriuos nufilmavau. Netgi tuos, kurie nelabai pavyko. Kas norėsit, pažiūrėsit, paklausysit bent jau paklausysit, ką pasakoju, tai galėsit įsivaizduoti. Nu, okei, nebeplirpiu, nebetempiu gumos, iki sekančio greito susimatymo ir visiems sėkmės. Ate! O, dusgelyno naktį
naktys ilgos ir tamsios, bet ropščia žino, kambitas laukose blaškos, kai darbai nudirbti rankiai krenta į žemę dusgelyno visą nuo varginų plauna. Džekas su ledu, kai siela atsigauna, o savaitgalį su draugais jis tiesa visiems transliuoja.